Ar tikite, kad kiekvienas žmogus į šią žemę atvyksta atlikti kažkokią misiją? Ar tikite ir tuo, kad žmogus yra galinga jėga, gebanti padėti išgyventi dar galingesniai jėgai? Ar tikite, kad ir nuo jūsų priklauso, kokioje aplinkoje gyvens ateities kartos žemėje? Ne, tai tikrai ne filosofijos pamoka. Tai mintis, kurios kyla žiūrint į paprastus vaizdus, einančius žmonės. Mes leidžiamės į unikalią ekspediciją, vedimi į bendrystės ir neatidėliotinų veiksmų poreikio gerinti jūros būklę. Kiekvienas žingsnis – istorija, pamoka ir kvietimas išsaugoti Baltijos jūrą ateities kartoms. Mes keliaujam jau bus 80 diena greitų metu ir nukeliavom jau nužygiavom apie 2000 km. Tai yra tikrai nemažas atstumas, o ekspedicijos tikslas yra paskleisti žinią žmonėms apie Baltijos jūros problemą ir apie jos išsaugojimą. Kaip mes galim visi kartu bendrystėje susivienyje išsaugoti Baltijos jūrą. Tai yra įmanoma, bet turim susitelkti visi žmonės gyvenantys aplink Baltijos jūrą. Tai mes ir žygiuojam per 8 šalis, ekspedicija mūsų truks 9 mėnesius ir bendrai turėsim nužygiuoti 6000 km. Daugiau negu 6000, nes jau dabar matosi, kad mes šiek tiek viršėm tai, kas buvo suplanuota. Kalbam, bendraujam su žmonėm, turim mūsų socialiniuose tinkluose, nuolatos žinutės yra pateikiamos svetainė, kurioje irgi yra daug informacijos apie tai, kaip mes galim išsaugoti. Tai va, tai ta bendrystė gali, taip kaip ir pirtyje, taip kaip mes visi pirčiuliai susirenkame pirtį ir mes turim tą bendrystę, tą mažam rate. Tai aš tikiu, kad tokią galima padaryti ir aplink Baltijos jūrą. Tai aš labai džiaugiuosi, kad galbūt kas jau seka, žino, tai labai ačiū Jums, o kas dar nežinojo, nesekė, tai kviečiu pasekti, pasižiūrėti ir būti to dalimi, būti tais partneriais, būti bendrininkais tos jūros išsaugojimo. O jūrą išsaugoti mes turim ateities kartom. Lygiai taip pat, kaip sugebėjom išsaugoti mūsų pirties tradicijas, pirties kultūrą ir perduosime ateities kartom. Tai yra labai svarbu mums visiems, nes jūra yra tai, kas mus vienyje. Eidami mes informuojame visuomenę apie jūros ekosistemo būklę bei žmogaus veiklos įtaką jai, informuodami apie būdus, mažinant savo jūros bioįvairovės, nykimo ir taršos pėdsaką. Bendradarbiavame su Baltijos jūros šalių mokslo institutais ir aplinkosauginėmis organizacijomis. Edukacinių veiklų metu kartu kviečiame iš arčiau pažinti mūsų jūrą, jos iššūkius bei įsitraukti į piliečių mokslą. Dirbame išvien su įvairiomis švietimo įstaigomis, mokslininkais, analizuojame jūros būklę skirtingose vietovėse. Tokį aprašymą rasite Save the Baltic Sea ekspedicijos dienoraštyje. Eidamas kilometrą po kilometro, norom profesionalus pirtininkas Giedrius Bučas pasilgo to, be ko Lietuvoje negali gyventi – be pirties. Esame dėkingi Blackholms Natur kempingui Švedijoje, kuris suteikė mūsų draugams galimybę prisiminti namus, sušilti jaukioje pirtelėje ir atpalaiduoti pavargusias kojas. To jie negalėjo padaryti nei Lenkijoje, nei Vokietijoje, nes ten istoriškai nėra pirčių kultūros. Švedijoje labai įdomi situacija su pirtelėm. Kol kas dar daug mes jų nematėm, bet kelios jau teko pabūti. Kalbant su žmonėm, aš klausiu, ar jūs naudojat vantas pirtyje. Kiek kalbėjau su žmonėm, tai sako, o kas ta vanta yra? Tai aš parodau, sako, tai kažkaip nelabai mes čia dar naudojam. Tai bet galbūt mes dar, kai keliausim toliau šiauriau, tai ten gal atsiras įdomesnių variantų, žmonės žinos. Su pirtim Švedijoje yra taip. O mums žygeiviams jos yra labai svarbios, nes mes keliaujam nemažai. Būna per dieną reikia nužygiuoti apie 30 km, 40 km. Žygiuojam 5 dienas, 6 dienas iš eilės ir turim laisvą dieną, sakykime, per savaitę. Ir pailsėti, atsipalaiduoti, sušilti, atpalaiduoti raumenukus yra labai svarbu, nes bandom ieškoti tokių progų ir išnaudoti jas. Aš vedu tokią meditacinę programą, tokį lengvą pasibuvimą, buvo prisijungę keli svečiai, tai, kaip sakau, ta lietuviškos pirties dvasia ateina į Švediją, tiek kiek įmanoma padaryti. Pirtis, aišku, nebuvo labai patogi, bet, kai sakau, džiaukimės tuo, ką gaunam ir tai, ką turim. Baltijos jūros problematika.
Iš netvaraus žemės ūkio, neatsakingos pramonės bei komunalinių nuotekų jūrą pasiekia azoto ir fosforo perteklius, sukeliantis eutrofikaciją. Vanduo ima žydėti. Net 97% Baltijos jūros yra paveikta šio pavojingo reiškinio, dėl kurio ilgainiui susidaro negyvosios zonos, plotai, kuriuose per mažai deguonies, kad išgyventų jūros gyvūnai. Tiek iš yrančių plastiko šiukšlių, tiek iš pramonės bei namų ūkių, tualeto, vonios, skalbimo mašinos jūrą pasiekia mikroplastiko dalelės, įvairios organizmų sveikatai pavojingos medžiagos, vaistai, pesticidai, sunkieji metalai, naftos produktai. Viena ryškiausių šiandieninių Baltijos jūros problemų. Gera žinia ta, kad savo neigiamą poveikį jūros aplinkai galime sumažinti, išsaugoti prasmė yra. Dėkingi esame ir Danijos lietuvių pirtininkų sąjungai, ir bičiuliams Vidui ir Ingridai, kurie sušildė žygeivius savo įkurtoje pirties erdvėje Damgården. Išsilgęs lietuviškos pirties Giedrius net savo pirties ritualą pravedė vietiniams pirties mylėtojams, o vėliau sužinojo, kad Vidas su Ingrida sugalvojo visus iš pirties svečių surinktus pinigus skirti Save the Baltic Sea ekspedicijai ir su dėkingumu tai priėmė. Šiems žmonėms reikia jūsų palaikymo ir paramos, o jums išsaugoti savo Baltijos jūrą ateities kartoms. Todėl kviečiame partnerystiai. Net ir keli eurai jiems yra labai svarbus, nes dar laukia labai ilgas kelias. Sąskaitos numerį rasite svetainėje www.savebaltic.eu. Mes prisidedame. Prisidėk ir tu.